Ar žinot, kas yra alfa vyras? Ne. Kaip jums atrodo, kas tai gali būti? Kuo jūs vardu esate? Izabelė. Vilmantė. Giedrė. Aušra. Laimutė. Laimutė, ar žinai, kas yra alfa vyras? Jo, kažkur girdėta. Žmogus turintis kompleksą kažkokį, nepilnavertiškumo turbūt. Jo. Alfa vyras. Taip, norintis parodyti savo galę, man atrodo. Alfa vyras. Tobulas toks, ne? Ką rinktumės, ar alfa ar beta vyrą? Nu, alfa. Alfa. Kodėl? Štai toks klausimas. Nu, alfa tai gal tas, kur dominuojantis, ne? Galbūt, aš tai nežinau, man įdomu. Aš nežinau. Mes ir nežinau, prigaučiamas taip. Kažkoks pagrindinis vyras, kuris žino, ko nori, stengiasi būti visame kame geriausias. Tai čia kaip ir geras tas dalykas? Geras. Ir dominuojantis. Taip, lyderis. Vyrų nėra. Atsiprašau, bet tikrai tokių vyrų nėra. Taip, Šiais laikais nebėra tokių vyrų. Alfa vyras, tai manau, toks būna agresyvus, dažniausiai per daug pasitikintis ir tai nėra patrauklu man. Vyriškas, protingas, pasitikti savimi, charizmatiškas, visada turintis ką pasakyti. Žinantis, ko nori iš gyvenimo. tai vos neidealus vyras. Tavo manimu, alfa vyras. Nu, sakykim. O beta vyras tada koks? Žmonės normalus dažniausiai turėtų neskirstyti. Tau atrodo, kad tai dominuojantis, ne? Atrodo alfa, tai Tai čia yra patrauklu ar ne? nelabai. Kodėl? Nu, man nepatrauklu, negaliu atsakyti, kodėl. Man asmeniškai, aš nežinau, gal tas stipresnis vyras trauktų, jeigu tai atvirai. Bet sakau, jeigu tai bendrai, tikrai negalėčiau atsakyti. Tarkim, tie patys santykiai tarp merginos ir vaikino. Taip, tai jis yra dominuojantis asmuo. O beta vyras? Gal. Nežinau. Kas gal? Patrauklu gal? Gal, O nežinau. koks jisai tada? Nu, tai gal netoks agresyviai manantis, kad yra alfa. O kas yra tada beta vyras? Atsarginis variantas. Aš girdėjau tokį bairį, kad pavyzdžiui, tipo alfa vyras yra tas, kuris tipo, anksčiau kai buvo gentis, tai jis buvo genties vadas ir tas, kuris užmušdavo liūtą ir gaudavo maistą pirmas ir gaudavo visas moteris pirmas, nes jis buvo vadas. Čia kaip su vilkais tas pats, taip. Jo. Tai gerai. Kas yra alfa vyras, 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 kas yra alfa vyras. Tas, kuris, ta prasme, pirmas užmuša liūtą, turi viską gauti. Kodėl ne? Taip. Aš už. Įsivaizduok, jeigu jis toks visas dominuojantis ir prieina prie to, jis sako, o, tu mano, Tiek jau per daug, ar ne? Per daug. Per daug. Yra vienas arba antras variantas, kuris yra 50-50. Tai yra arba dominuojantis vyras, arba dominuojanti moteris. Visiškai, ta prasme. Tada vyras ir lieka beta vyrų, tarkim, jeigu čia jau bandom filosofuoti ir panašius dalykus imt, tai čia tiesiog taip ir yra. Tai gyvenimo sukos. Ačiū. Ne, aš šiaip tiesiog klausiu, ar žmonės kaip įsivaizduoja, kas tai yra. Ta prasme, neskaitant jokių atskirų pavyzdžių, kaip žodžiai šitie, ką jie reiškia. Jeigu atvaryti mes, kaip matot, mes nežinom, kaip iššifruoti. Man tai labai asocijuojasi su būtent skirstimu superior ir tipo žemesnis jau levelis. Nu, man kažkaip labai svetima. Kai anksčiau buvo gentis, tai jis buvo pirmasis ten vyras, kuris gaudavo maistą ir užmušdavo liūtą. Ir... Kaip vilkų gaujoj. Kaip kas? Kaip vilkų gaujoj. Jo. Beta ir omega. Jo. Ar manot, kad ir dabar yra mūsų visuomeniai alfa vyrai ir beta vyrai? Manau taip. Ir kaip alfa vyrai skiriasi nuo beta vyrai mūsų visuomeniai? Alfa vyrai yra tie lyderiai, kurie gauna geriausias merginas, geriausius darbus, o beta vyrai tiesiog yra tylus, ramūs žmonės, kurie plaukia pasroviui. Tai ar manot, kad šiem laikam irgi galima pritaikyti tokias gradacijas, tai galbūt jau kaip nors, nežinau, pasiekimais ar kažkokiais kitais dalykais? Logiška iš tiesų. Galbūt, aš net nežinau, ką pasakyti.
nu, nenori, vis tiek nesam visi lygus, vis tiek kažkiek jau, kad ir nesinori skirstyti, nu, vis tiek vieni yra šiek tiek geresni, šiek tiek blogesni, bet vis tiek tas labai stiprus įrėminimas, nu, nėra gerai. Bet, kaip suprantu, svarbiausia yra balansas, ar ne? Jo. Tas negerai. Thank you.